Taigi dabar nerkime į knygų pasaulį, o šiandien laidoje lankosi Andrius Borisevičius, muzikinės studijos Džimba bendra įkūrėjas. Sveiki. Sveiki, labą Tai dieną. Andriau, jūs šiandien atėjot pristatyti naujausią muzikinę, kaip suprantu, Džimbos knygą pavadinimo Širdie labai myliu mamą ir tėtį. Tai čia tokia, daug kas matyt žino tą, prisimena dainą Širdie labai myliu savo mamą, kur kiekvieną mamos dieną visi gražiai dainuojame, girdime prie televiziją tą dainą. Tai čia yra muzikinė muzikos tekstų knygelė vaikams, kaip suprantu, pristatykit daugiau apie ką jį. Jo, tai jeigu taip trumpai, mes labai džiaugiamės draugystę su Alma Litera ir čia yra mūsų antroji Džimbos knygutė, nes pirma, kaip supratau, labai kažkaip patiko skaitytojam, mažiesiem klausytojam ir tęsiant tą gražią draugystę su Alma Litera, kažkaip nutarėm atgaivinti, tikrai, kaip pasakyt, daugeliui mamų, vaikų ir tėvelių net pažįstamą, reiškias, dainą, aš Širdie labai myliu savo mamą, bet padarėm šiek tiek tokį galbūt, nutarėm, kad labai jau mamos ir taip labai gražiai, taip sakant, mes jas mylim, reikia ir tėčius šį kartą įtraukti ir kažkaip taip ir gimė natūraliai, Širdie labai myliu savo mamą ir tėtį. Ir tada tiesiog pasitarėm, ir su Agne vadove Džimbos, reiškia, su mano brangia žmona, reiškia, kad kodėlgi ir tėčiam nepadaryti dainų. Tai kažkaip papildėm tą ir toks, mano supratimu, gavosi labai lakoniškas. Aš ir norėjau klausyti, ar tai yra papildymas tos dainos? Pati daina, jinai, kaip čia pasakyti, buvom net mintis, kažkada aš turėjau tokią mintį, kad padaryta Širdie labai myliu savo tėtį. Kad būtų atsvara. Taip, bet pagalvojom, o kodėlgi nepadarius kažką naujo. Tai mes parašėm, bendradarbiaudami, su daugybę metų draugavom su tekstų rašytojai, su Jonu, su Diana, reiškias, ir sukūrė, turim keletą naujų tekstukų ir padarėm ir apie tėtį dainelių, reiškias. Tai, mes labai tikimės, kad jas irgi priims, kad vaikam, nes jos smagios, vis tik tai, tą jaunai auditorijai skirtos tos knygutės ir kažkaip norėjosi, kad jie irgi per žaidimą, per viską labai džiaugiamės, reiškia, knygutės iliustratoriumi Alijaga, kuris, man iškart į 10 aš pamačiau, tai aš irgi labai norėčiau, kad vaikam patiktų. Mes su Agne labai tikimės, kad, reiškia, priims ją į vaikai ir džiaugsis. Aš vakar, kai ruošiausi laidai, visai susidomėjau, kiek yra daug nuveikusi apskritai Džimba ir kiek iš tikrųjų veiklų vykdo ir kiek projektų visokiausių ir tos knygelės. Tai supažindinkit tuos, kurie galbūt nežino, kas yra Džimba ir ką jį veikia. Jo, galbūt kartais aš ir Agnė, mes tokie labiau mėgstam užkulisiniai žmonės, kur sakom, kad tegul darbai kalba už mus. Tai taip, mes su Džimba jau pagrindė, aišku, Agnė vadovauja Džimbai, Agnė, kaip sakau, talentas iš tenai, pas ją dirbti su vaikais, jinai žino jų poreikius, jinai perskaito netgi mintis, kas vaikam įdomu, ką mes su Agnė sėdim, galvojam, kas vaikam patiktų, kokias dainelės dainuoti, nes mes rašom praktiškai tik tai savo dainas. Čia mūsų, aš kūrėjas muziką, Agnė dirba su vaikais ir mes tokį palaikom tandemą. Realiai dabar net, paskaičiuoti reikėtų, mes dirbam 21 metai jau. Aišku, turim pagalbininkų, labai džiaugiamės savo mokytojomis, kurios padeda. Ir tai jo, iš tikrųjų, ta veikla labai plati, nes eilę metų mes leidom, tikrai galiu pasakyti, labai sėkmingus vaikiškus, reiškia, albumus. Jie vadinosi Gražiausios Džimbos dainos vaikams. Ir čia kaip tokia reinkarnacija yra. Mes su leidykla labai gražiai kažkaip susidėliojo tas dalykas, kad tos dainelės dabar truputį į naują formatą. Ir su vizualizacija, su viskuo, tai labai džiaugiamės, sakau, to dalyko, nes patys kompaktai, tai kaip irgi jau išėjo iš mados, aišku, galima tas dainelės Spotify išgirsti ir kitur, bet mes, kaip sakau, mes praėję tą kelią, mes žinom, kas vaikam patinka, kokios tos dainelės, mes žinom, kokios buvo reakcijos. Aš ir noriu klausti, nes jūs labai gražiai sakot, kad kokios patinka dainelės, kas patinka vaikams iš tikrųjų, kaip sudominti vaikus? Aš naudoju vieną tokį labai paprastą triuką, ne savo išrastą, bet aš kažkur esu perskaitęs, tai kaip roko žvaigždės užsienį naudodavo, kaip atpažinti, kad daina populiari, galbūt net potencialus hitas ar panašiai. Jie duodavo dainas klausyti vaikam.
darželiuose, mažiem vaikam. Ir kai vaikai linguoja, kai vaikai pradeda kartoti tas melodijas, tu supranti, kad jinai gali būti populiari. Natūrali reakcija. Kiekvienas kūrėjas stengiasi vis tiek, kaip jis bekurtų pats savo, jisai nori auditorijai. Vis tiek tai yra ta meno rūšis, kuris skirta auditorijai. Ir taip kažkaip metai iš metų tas toks natūralumas ir natūraliai gaunasi. Tu jau žinai, ką maždaug daryti vaikam, kas gali būti populiaru. Ne visada pavyksta, nes yra tikrai tokių dainelių, kaip Agnė sako, aš jas labai sudėtingai kartais kuriu ir vaikam. Ta pati daina apie mamą, širdie myliu savo mamą. Jinai ten ne visi ją sudainuoja kitą sykį. Jeigu kalbėt apie mažesnio amžiaus vaikus. Bet taip gimsta tada kitos dainelės, paprastesnės, tokios su įsimintiniais žodžiais. Žodžiu, dirba visa komanda čia. Labai įdomus jūsų tas palyginimas su vaikais, nes ne veltui sakoma, ar ne, kad vaikai yra natūralūs, jie negali sumeluoti. Jie tą vaibą, tą visą ritmiką natūraliai labai priima. Tai... Kaip kūrybinis procesas vyksta? Ar tai sunku sukurti knygelę, tokią knygelę, kaip jūs vaikams sudėlioti viską, tuos tekstus tos pačius surašyti, kaip vyksta tas procesas? Manęs visada klausia, ką tu pradžioje ar muziką kuri, ar tekstą. Aš visada kuriu, reiškia, aš iš tų kūrėjų, kur man tekstas svarbiau. Aš kai gaunu tekstą... Prasmė tikriausiai. Taip, aš tekstą, turėdamas smagų, gerą tekstą, aš galiu dainą, netgi ir nes aš daug labai su suaugusiais dirbu, ta prasme irgi. Čia vaikai irgi atskiras sritis džimba mūsų, tai kartais per 5 minutės gali susikurti, kartais ne. Ta prasme, čia nėra absoliučiai jokio recepto. Čia tokia, Kiek šitą knygelę kūrėsi laiko? Skaičiavot? Jeigu atvirai, mes mažai laiko turėjom, kada sėdėti, kartais menininkam reikia termino. Taip. Sako, deadline'as yra toks, nors mes jį vis nustuminėjom, nes daug papildomų kitų veiklų turim. Bet šita knygutė kažkaip pakankamai greit sklandžiai taip suėjo, stumėm kiek maksimaliai galėjom laiką, ir atrodo tilpom, labai norėjom suspėti šitai nuostabiai šventei, kurie ateina, reiškia, mamos dienai, kad vaikai turėtų ir mamos, ir šeimos, ir tėveliai tie patys. Kartu ir tėčio dienai. Kad galėtų kartu tokį, kaip pasakyti, kaip ir siurprizą darėm ir patys saudės, apjungiam į tą. Tai iš vienos pusės turėjom deadline'ą ir viskas yra ta diena ir ta diena. Ir susidėlioja tą kūrybą, kaip čia išeitų, kaip ką. Taip pat džimbos vaikai labai pasistengia dainuoti irgi labai smagu. Tai yra antroji knygelė, jūs šiek tiek užsiminėte apie gražiausias džimbos dainelės, irgi knygelę. Kaip galėtumėte jas palyginti, tas dvi knygas, jos panašumų, skirtumų turi gal ne? Galbūt tas kūrybinis toksai, taip sakant, lingavimas yra panašus mūsų, ar vis tiek tie patys kūrėjai, mes su Agne tą ir darom, tai tas jaučiamas gal muzikinė prasme. Šiaip pati knygelė, mes kai žiūrim, jinai, natūraliai kitokia šiek tiek, nes tai yra veidai, šeima, tėtis, mama. Mes su iliustratorium kalbėjom, kad jis labai daug gražių detalių padarė tenai. Pirma knygutė labai patinka vaikams, mes tikrai labai džiaugiamės, bet jinai kitokia, nes ten žvėreliai yra. Ten dainelės apie varlytes, reiškia, apie katinėlį. Taip, kur vaikai labai mėgsta, tas ant palangės tupi katinėlis, tai ten tokios. O čia yra žmonės. Jinai savaime šiek tiek kitokia, veidai, kiekvienas gal vaikas randa savo kambario kažkokią detalę tenai. Jinai šiek tiek kitokia. Ir pats viršelis toks šviesus šeimyninis, kaip aš sakau. Buvo gyvūnyje, žmonės, tai kokia trečioji knyga tada turėtų būti? Aš galvoju, kad jeigu viskas gerai, taip sakant, tai bandysim tęsti tą liniją toliau ir apie gyvūnėlius, ir apie tą, manau, kad dainų pas mus tikrai daug yra susikaupę, bet to mes ir naujas ten kūrėm, tai žiūrėsim, kaip bus. Žinot, kaip sako menininkų, baigėsi vienas procesas, iš karto prasideda kitas kūrybinis. Tai ar jau gyvenat kitų kūrybinių procesų? Gyvenam. Bet kaip bus, taip žiūrėsim. Taip bus, ar nespraudžiat? Neperšokęs dobės. Bet visada tos kūrybinės, aš kaip sakau, kol yra kūrybinių minčių, tol reikia eiti į priekį. Kada jau norėsi ilsėtis, tada jau ir, taip sakant, galima bus žiūrėti į nuveiktus darbus. Tai labai dėkui, kad pristatėt šitą knygelę, Andriau. Manau, kad tikrai labai puikia dovanėlė yra ir mamos proga, ir tėčio dienos proga. Tai dėkui, linkiu dar gražesnių ir lengvesnių kūrybinių procesų ateityje ir ačiū labai, kad atvykote. Ačiū Jums labai ir visiems gražių švenčių mamom, tėtėm ir visom šeimom. Ačiū Jums labai.